Statykite už save. Prieš priimdami statymus žirgų lenktynėse, lažybų tarpininkai pirmiausia apsisprendžia dėl atskiro žirgo laimėjimo tikimybės. Kuo didesni žirgo šansai, tuo daugiau už jį statoma ir tuo mažiau pinigų pelnysite, jei jūsų žirgas laimės. Lažybų tarpininkai suvokia negalį kontroliuoti rezultatų ir todėl iš anksto vertina bei svarsto žirgo laimėjimo galimybės, o mes, atvirkščiai nei lažybų tarpininkai, labai dažnai manome tiksliai žiną, kas mums nutiks ateityje. Aš susikirsiu per pokalbį dėl darbo. Šis mano pyragas nieko gyvo neiškils, mano kalba niekam nepatiks. Vieną savaitę elkitės kaip lažybų tarpininkas ir atidžiai vertinkite savo nerimastingų prognozių išsipildymo šansą. Viską užsirašykite, o savaitės pabaigoje pažiūrėkite, kas iš tiesų išsipildė. Reali būsimos veiklos sėkmės prognozė – laimės pamatas. Jei būtumėte lažybų tarpininkas, kaip vertintumėte savo laimėjimo tikimybę ir kiek už save statytumėte? Niekada nepranašaukite, ypač ateities. Keisis Tengelas.